Esu Diana Lobačevskė, maratono bėgikė. Pradėjau sportuoti nuo 14 metų. Dalyvavau mokyklinėse varžybose, bėgau 600 metrų. Ir mano pirmas treneris, Juozas Garalevičius, mane pamatė kaip būsimą sportininkę ir pasikvietė pas save į treniruotes. Ir pradėjau bėgioti. Bet baigiau savo karjerą 21 metų, susikūriau šeimą ir nuo 28 metų po 7 metų pertraukos vėl grįžau į sportą. Šitam projekte dalyvaunu vien dėl to, kad kažkaip noriu prisidėti, aišku, atsimenu pas save, kai aš buvau visai mažutė, bėgioja pas mus Stefanija Statkuvienė ir jinai buvo labai visada gražiai apsirengusi su jo gražiom kelnėm, maikutėm, o mes su tokiais suplyšusiais kedais, su apdraskytom, su vos ne, panešiotai savo golfiukais kokiais nors. Tai dabar, kadangi jau esu, dirbu su rėmėjais, kurie mane rengia, tai aš noriu padėti vaikučiams, ne tik vaikučiams, suaugusiems, galbūt kažkiek savo tos aprangos duoti, ką aš galiu padovanoti. Va, tai